Kalbėsime apie dviejų dydžių funkcinę priklausomybę. Nagrinėkime skaičių y priklausomybę nuo skaičių x, kai y reikšmės gaunamos x reikšmės keliant kvadratu. Y priklausomybę nuo x galime nusakyti žodžiais, ką mes jau ir padarėme, lentele, tai yra laisvai pasirenkant x reikšmes, apskaičiuojame y. Kai x lygus minus 2, y gauname 4. Kai x lygus minus 1, minus 1 pakėlę kvadratu, gauname 1 ir taip toliau. Taip pat priklausomybę galime nusakyti formulę. Šiuo atveju y lygu x pakelta kvadratu. Ir paskutinis būdas tai yra nusakyti grafikų. Pirmiausia, iš lentelės atidedame taškus. Kai x minus 2, y 4, kai x minus 1, y 1, kai x0, y 0, kai x1, y 1 ir kai x2, y 4. Atidėję taškus, nubrėžiame grafiką ir gauname y priklausomybę nuo x. Kintamojo y priklausomybė nuo kintamojo x, kai kiekvienai galimai x reikšmiai pagal kokią nors taisyklę priskiriama vienintelė y reikšmė, vadinama funkcinė priklausomybė arba tiesiog funkcija. Tai sutrumpintai galime užrašyti, kaip matote, o skaitome funkcija y lygu f nuo x. Vadiname x funkcijos nepriklausomų kintamuoju arba funkcijos argumentu. Y funkcijos priklausomų kintamuoju arba funkcijos reikšme. X didžiąją visų galimų x reikšmių aibę arba tai yra funkcijos apibrėžimo sritis. Y didžioji yra visų įgyjamų y reikšmių aibė arba funkcijos reikšmių sritis. Ir f tai yra taisyklė, pagal kurią x reikšmėms priskiriamos y reikšmės. Štai ir viskas apie funkcinę priklausomybę. Pavyzdžius panagrinėsime kitose pamokėlėse.